Naudodamasis progą labai dėkoju savo Facebook sekėjams, kurie palaiko. Man tai keista, kad palaiko ir Žemaičiai, ir Suvalkyčiai. Ypač Suvalkyčiai šitą kraštą pamėlė, nes jie labai skurdus miškais kraštas, Marijampolės ir ežerais. Tai čia visą laiką susitinkė. Aš šitą kraštą atradau prieš 15 metų, žvejyba, grybavimas, uogavimas. Žodžiu, ir man keista, kad draustiniuose, suprantat, kur žiūri gamtos apsauga, kur miškininkai, kodėl, ir sako, kaip mūsų merė, sako, jau sprendimo pakeisti neįmanoma, o tai girdėjau, kad Varėnos meras palaikė žmonės, bendruomenės, kad Druskininkų savivaldybė kaip ir atsikratė to poligono, tai kodėl mes, Lazdijų rajonas, kodėl čia tokius kaip atpirkimo ožiai gaunasi irgi yra ten, sako, dar Suvalkų koridorius, visi sako, čia, strateginė vieta, bet yra ir prie Kalvarijos, ten, kur yra laukai, suprantate, argi mums reikia 1000 hektaro miško Lietuvos plaučius naikyti, iškirstum, tai man atrodo, tikrai, suprantu, kad saugumas svarbu, bet manau, čia, per brangi vieta, per daug. Ir kalbėjau neoficialiai su miškininkai, sakau, kiek maždaug pinigų iškirtus tą, valstybė gautų, sakėm, apie 30 milijonų, ta prasme. Ir suprantate, ir tie žmonės, tai sako, kad dabar kreipiasi net pas psichiatrus, aš net negyvendamas, čia neturėdamas turtų, man, suprantat, kartais vidurius susuka, atsiprašant, tokius, pergyvenimus. Va 15 metų mano draugai dar Vilniuje, kaip prie Kaune, tai visą laiką važiuojam būtent į šitą vietą, nes rodo, tie atsigaunam, sakom, mes čia, pajuntam tą tikrą, sakot, kurtiniai, ne visokie, tai va, mūsų valdžia kažkokia, kur čia pasidarius, suprantat, į bendruomenės, jie tik tai bando kažkaip, suprantat, sakom, ne, bet jie kažkaip nori padaryti taip, iš ne padaryti taip, ten aišku akcentuoja, kad aš suprantu, kad ir savivaldybei bus ten daug lėšų, liks viską, bet tikrai tas kelias dabar, kur daromas į Kauną, tikrai žmonių ašarom nulaistytas, nes tas kelias, suprantat, neatperka keliai to viso gamtos grožio, tik va tiek žinių.